Labas, tai grįžau, antra Hyrox dalis. Šiandien pasidalinsiu visą dieną nuo ryto ir papasakosiu viską ir pasidalinsiu savo išvalgom nuo rungties iki rungties, nuo pradžios iki pabaigos. Varžybos buvo Brisbane, mano startas buvo 9:50. Tai kėliausi apie 5:30 ryte, pusryčius pavalgiau apie 6:30 ir išvažiavom iš namų, grinai pavalgius pusryčius, 6:05 kažkur, užsukom, atsigėrėm kavos ir tada buvom mieste kažkur prie registracijos apie 7:30. Tai norėjau šiek tiek duoti laiko savo, kad jeigu registracijai ten kažkokia eilė būtų ar kažką, bet nebuvo iš tikrųjų jokios eilės, tai labai smagu. Tiesiog nuėjau, davė man apyrankės, viską prisiregistravau ir turėjom gal kokias geras 2 su trupučiu valandos iki pačio starto. Tada galėjom eiti pasižiūrėti, varžybas pačias pasižiūrėti, kur ten kas išdėliota, kas čia kaip vyksta ir taip toliau. Tai buvo visai įdomu irgi ir iš žiūrovo pusės. Atsakau, iš tikrųjų pats konceptas, čia kas sugalvojo Hyrox'ą, tai tokius gerus pinigus darosi, kad šakės. Ir labai brangus nario mokestis, dalyvio mokestis. Čia Australijoje ne $250. Jeigu nori dar pasimti draudimą, jeigu ten reikėtų atšaukti dėl kažkokio atveju ir panašiai, tai tikrai yra labai brangu. Ir žiūrovų yra irgi, man atrodo, $25 ir ten tų žiūrovų tikrai buvo nemažai. Kada tu dalyvauji, tu gali tą pačią dieną žiūrėti varžybas, bet jeigu nori žiūrėti kitą dieną varžybas, tai vėl turi mokėti $25. Tai dėl šito aš manau tikrai iš tikrųjų yra labai brangu. Tai dabar prieš patį startą, kadangi startas buvo apie 10:10, aš apie 9:20 atsibučiavau su šeima ir nuėjau į apšilimo vietą. Apšilimo vietoje yra visi treniruokliai, kurie bus pačių varžybų metu. Pačio reiso metu. Tai galima buvo pasibandyti, aš stengiuosi kažkaip nepersispausti savęs, aš žinau, kad man reikės daug energijos atiduoti pačiam dalyvavime, tai aš galvoju, šiek tiek apšilsiu, prasitampysiu, tai aš daugiau stationary kažkokius tempimo pratimus dariausi, paskui nuėjau ant kelio, prasibėgau, visiškai lengvai, nežinau, gal minutę pabėgau ir viskas, nuėjau pasibandžiau sled push, pabandžiau su virve traukti, pasibandžiau skiing mašiną ir tada, kada jau jaučiau, kad pasižiūrėjau svarius, jau tiesiog norėjau pajausti, kaip bus išėjus, išbėgus. Na ir pasižiūrėjus viską, tada man liko dar kokios 15 minučių iki starto pradžios ir aš turėjau 3 guminukus, kuriuos suvalgiau grinai 15 minučių prieš startą. Ir paskui 10 minučių prieš patį startą mūsų kviečia ir to laiko bėgikė sustoja ir tada mums daro kažkokį apšilimą, intro maždaug papasakoja, kas kur vyks, kas kaip bus, pasako, kaip bandyti negauti baudų dėl tam tikrų dalykų ir taip toliau, tai negalima spjaudytis, negalima vandens lietis ant savęs, negalima linijos perlipti, kai sled pull ir push daraisi, žodžiu, įvairiausius dalykus paaiškino, kurių įbėgimas ir išbėgimas, ką matomai aš nepražiopsojau, žinojau, bet tiesiog bėgant užmiršau ir gavau baudą 2 minučių. Na, žodžiu, gavosi taip, kad tada visi sustojom tunelį, visos merginos sustojom tunelį ir prasidėjo bėgimas. Tai visada atsiminkit, mes turim bėgti iki rungties. 1 kilometras bėgimo iki rungties, kilometras bėgimo iki rungties, tai kaip ir superset, tai kaip ir sakiau. Ir kadangi visi laikai skiriasi, ką matot Hyrox online arba per televizorių, jeigu žiūrite elitinius dalyvius, jūs matot, kaip jie turi daug vietos ir jie išbėga ir niekas ten nesimakaluoja, bet kai jūs paprastai dalyvaujat, prisiminkit, kad yra labai daug dalyvių. Priešais jūs 20 minučių išbėgo dar viena didžiulė grupė dalyvių. Dar prieš juos dar išbėgo visa grupė dalyvių. Tai bent jau valanda laiko dalyviai kas 20 minučių maždaug buvo išleidžiami, todėl gausis tenai trafikas, kamštis ir makalynė. Tai nesitikėkit, kad jūsų bėgimas bus tiesiog, jūs bėgsit tą keliu ir gražiai išbėgsit, turėsit zigzagų aplenkti žmonės, aplakstyti juos ir panašiai, tai jūs įbėgat ir prisiminkit, kad jeigu norit, tarkim, geresnį bėgimą pasidaryti pirmą, šiek tiek norit paskubėti, bet nenusivarykit savęs nuo kojų, nes visas Hyrox dar prieš akis, jūs įbėgsite į žmonių minę.
Dažniausiai būna kairiai pusiai takelis, kuriuo bėga bėgikai, kurie bėga 4 minutės per kilometrą arba greičiau. Ir patarimas yra į tą takelį įeiti tik tai tada, jeigu jūs tikrai bėgat 4 minutės ir mažiau, arba jūs norit lenkti. Tai aš dariau taip. Aš tiesiog, jeigu kažką noriu aplenkti, išbėgu į kairį takelį ir tada toliau atsistoju šalia linijos ir toliau bėgu. Ir, žodžiu, pirma stotis – Skieg. Skieg aš žinojau, kad aš noriu tarp 2 minučių 10 ir 2:20 kažkur bandyti įtirpti su savo tempu. Kaip ir sakiau, tik 3 kartus gavosi pasibandyti man Skieg mašiną sporto salėj. Tai, man atrodo, laikas buvo šiek tiek ilgesnis negu ką aš žadėjau ir ką aš norėjau, bet vis tiek nieko tokio, turėjau tikrai daug energijos. Dabar jau žinant, būčiau galėjau save šiek tiek paspausti daugiau ir paskubėti. Bet vėlgi norėjau turėti kažkokį ritmą ir tempą, kurį galėčiau išlaikyti iki pačio varžybų galo. Paskui vėl antras bėgimas, visai nieko ir nubėgu iki sled push. Sled push rungtis, kurioje tikrai labai daug lactic acids gauni savo quads raumenyse ir taip gaunasi, kad jeigu perdegsi per daug, paskui tos kojelės vilksis ant kito ateinančio bėgimo. Dažnai sako, reikia sustoti ir leisti šiek tiek atsipūsti, nes tas lactic acid, kaip išdegins jūsų kojas, tai daug ilgiau laiko užtruksite atsigavimui, o tas laikas kainuoja. Ir tada aš stengiausi, nes gavosi pas mane iš viso 4 laps, pirmyn atgal. Pirmyn visą nuėjau be sustojimo, atgal sustojau vidury ir tada vėl gale. Trečias ruožas vėl vidury sustojau 1 kartą, o 4 ruožą visą pasibaigiau. Esu visai patenkinta savo laiku, kojos jautėsi. 3 bėgimas buvo mano lėčiausias bėgimas ir aš nusprendžiau daryti taip. Jeigu aš labai daug savęs atiduodu kažkokioj tai rungtyje, aš nusprendžiau, kad pirmas mano ratas, nes gavosi 2 ratai, kad visas kilometras būtų, pirmas mano ratas bus tiesiog toksai atgavimo savęs. Tai galiu šiek tiek nestipriai įsibėgėjus, apibėgti, tada, kada jau geriau jausios, antrą ratą galėsiu įsibėgėti, bėgti iki kitos rungties. Tai, kaip ir sakiau, buvo šiek tiek sunkiau po sled push ir tada priejau prie sled pull. Sled pull buvo labai lengva. Keli pointai, ką reikia prisiminti. Neperženkit linijos, nei priekinės neperlipkit pasiemant virvę, nei atgal neperlipkit, nes gausite vėl tos baudos taškus, kurių nenorit. Laikas prisideda. Tai, žodžiu, mano visa idėja, kai matote šitą video, aš stengiuosi būti labai žemai. Ir iš kojų, iš apatinės kojų dalies, išsispyrus ir tada tiesiog nueiti. Jausti, kad tas sled juda kartu su tavimi. Jeigu pradėsit labai daug tempti iš viršaus, ilgiau laiko užtruks, todėl viršutinė kūno dalis be abejo yra silpnesnė ir pamatysite formoje, pasibandykite sporto salėj, įsispirkit ir vos negulkit. Aišku, negulkit ant tiek, kad nukristumėt arba nuslystumėt netyčia, bet priėjimas turėtų būti labai žemas. Po šitos rungties bėgti sekėsi neblogai, bet vėlgi aš stengiausi išlaikyti tempą. Tai kita rungtis buvo burpiai. Burpius aš mėgstu, labai mėgstu burpius, tai aš tos rungties visiškai nebijojau, bet aš nusprendžiau pradėti burpių šokti su 2 kojom, o jeigu jau jausios, kad jau reikia man atgauti kvapą, tada pradėti žengimu. Žengti 1 koją ir kitą koją. Aš mačiau, kaip jie ten daro online ir žiūriu per televizorių, galvoju, kaip čia su to žengimu, negi tikrai tai pavargę žmonės būna, bet tikrai burpiai atima. Tas vien tik tai stojimas ir gulimas, stojimas ir gulimas. Bet dabar, vėlgi sakau, būtų kitokių dalykų ir kitokių būdų, ką galėčiau padaryti. Bet vėlgi bandykite įstoti savo ritmą ir sekite tą ritmą nuo pačios pradžios. Jeigu jau labai sunku, aš kai buvau ant žemės, aš stengiausi kuo greičiau atsistoti, bet viršuje pamatysit video, įkvėpiau didelį gūsnį oro ir tada galvoju, gerai, važiuojam toliau. Tai tiesiog stengiausi nesustoti ilgiau negu reikia ir bandyti išlaikyti tą patį ritmą ir ištempti viską iki galo. Po burpių bėgti sekėsi irgi vėl neblogai. Paskui kitas pratimas buvo rowing. Šito aš šiek tiek nerimavau, todėl kad rowing irgi apie 5 minutės, iki 5 minučių galite užtrukti. Ir galbūt ir daugiau kaip kas. Nežinau, čia kiekvieno stiprumas ir ištvermė.
Bet aš tikėjausi vėlgi rowing, ką iš sporto salės pasibandžius, nedaryti lėčiau negu 2:20 per pusę kilometro. Bet gavosi man šiek tiek lėčiau. Ir kodėl aš šiek tiek nerimavau dėl rowing? Todėl, kad tai yra ilgas ištvermės pratimas. Ir vėlgi reikia ir techniką atlikti tam tikrų būdų ir pasistengti, kad per daug galbūt kojų neapkrauti, ir aš stengiausi viršutinę kūno dalimi daugiau tempti negu apatinę kūno dalimi, todėl kad žinau, kad vėlgi ateina bėgimas ir po bėgimo vėl lunges. Tai yra labai daug dalykų, buvo farmers carries kitas, daug dalykų, kurie reikalaus labai daug jėgos iš kojų. Tai rowing stengiausi daugiau viršutinio kūno dalim dirbti. Paskui sekantis buvo farmers carries. Farmers carries lengvas ir labai smagus. Ir jeigu galit, bėkit. O kodėl jums reikia eiti, jeigu jūs galite bėgti? Pagerinsite savo laiką. Ir pasistengiau aš pasimti šiek tiek pudros, pasipudruoti tas rankas, kreidos tos. Ir jeigu matysis video šitam, aš nežinau, ar matosi ar ne, bet aš stengiausi kettlebell laikyti pačiam priekyje, nes tada jeigu jau jūsų pirštai atleidinės šiek tiek, tai jau ta rankena kaip ir įslystų jumi vidų, o ne tai, kad slystų iš rankų. Nežinau, aš suprasit, kaip paaiškinau, bet jeigu pasibandysit ir sporto salėje turite maždaug 4 kampus vietoj apvalių visiškai kettlebells, tai jausite skirtumą. Ir irgi, kaip sakau, stengiausi bėgti. Bėgau ir aš namuose kettlebells bandžiau ir darydavausi gan dažnai ir aš stengdavausi kartais 2 minutės išlaikyti, pirmyn ir atgal bėgiojant be sustojimo. 2 minučių laikmatį nustačius aš turėdavau 2 po 15 kg dumbbell svarmenis ir aš su jais darydavausi. Tai 16 nebuvau pabandžiusi iki pačios varžybų dienos, bet tas 1 kg nieko beveik nereiškia, jeigu aš buvau prieš tai treniravusi savo rankas. Ir labai daug atima forearms. Tai jaučiasi, rankų priekis pradeda degti. Tai žinokit, kad jums tų rankų jau beveik nereikės, tai laikykit tas giras įsitvėrė gerai ir bandykit nepaleisti. Ir dabar kitas buvo lunges su 10 kg buvo labai lengva, nes aš dalyvavau Open šį kartą, norėjau pasibandyti kaip pradžiai, o ne pro. 10 kg buvo labai lengva. Labai buvo lengva ir nedariau sustabtelėjimo per vidurį ir stengiausi iš įtupsto į įtupstą be pridėjimo kojos. Ir su laiku esu irgi visai patenkinta, bet kadangi žinau, nes aš šiek tiek mintise bandžiau vėlgi save susidėlioti taip, kad galvoju, pradžia labai lengva, tai gal man reikia įsibėgėti ir greičiau daryti, bet po to galvoju, nežinau, kaip mano kojos jausis, gal čia bus toks biški tricky, apgaulingas jausmas ir nusistatymas. Nes, o kas jeigu paskutinį ten, nežinau, 20 metrų kojas visiškai pakirs. Bet kojų nepakirto, dabar kai jau pabaigiau, galvoju, kad galėjau šiek tiek ir greičiau pasidaryti. Na ir paskutinis tai wall balls. Labai tikėjausi padaryti 100 wall balls be sustojimo. Kas mane išmušė iš vėžių nemažai, tai tas, kad aš nedariau pakankamai gilių įtupstų ir man teisėja priešais akis stovėjo ir jinai man vis aiškina kažką rėkia ir daug muzikos groja. Ir jinai man aiškina kažką sako ir aš ją nežiūriu, nes aš žiūriu, kur aš metu kamuolį. Ir man matau, kad akivaizdžiai jinai kažką man pasakoja. Ir aš girdėjau go deeper. Gerai galvoju, eisiu deeper. Ir jinai vis tiek toliau man aiškina. Ir aš galvoju, tai kiek aš dabar tų įtupstų padariau, kurie yra ne per gilus. Ir mane išmušė iš vėžių ir sutrikdė ir aš galvoju, tai kiek man čia jau dar reikia daryti, ar nežinau, ar 10 galių padariau, kurie visiškai nesiskaitė. Tai jau tas toks įgausiu suirizimas pačiam gale. Bet pradėjau daryti giliau ir tada sakė viskas gerai, bet padariau 50, tada sustojau, įkvėpiau oro, padariau dar 20 ir tada 30 pabaigiau. Tai sustojau ties 50, ties 70. Ir iš tikrųjų, kas jautėsi ant wall balls labai, tai galva man apsisuko, nes aš treniravausi wall balls daryti thrustes, dumbbell su 2 svarmenim, nuo pečių į viršų, aš darydavausi namie, mūsų svoris Open kategorija yra 4 kg, aš namie darydavausi 2 po 5.
Tai kada aš dariausi 2 po 5, aš galvoju ir padarydavau visą 100, kelis kartus vis padarius be sustojimo, tai galvoju visai gerai bus. Bet vis tiek yra kitoks jausmas, kai tu turi žiūrėti viršų, užvertęs galvą ir turi tu būtinai pataikyti taikinį ir giliai pakankamai tūpti, tai tiesiog reikėtų daugiau praktikos man šitame. Bet galva mano apsisuko. Ir aš kai sustojau tos 150, jau man taip, galvoju, biški negerai, toliau pradėjau, galvoju, nenoriu, negi aš čia nukrisiu. Ir paskui 70 ir po to man ta galva vėl sukusi, galvoju, viskas, reikia man būtinai pasidaryti be sustojimo, nes tik sustojus jaučiau tą tokį apsvaigimą. Ir pasidariau nesustojus ir paskui bėgau į finišo liniją. Ir finiše aš nežinau kaip jums, bet aš niekada negaliu po didelio krūvio atsigulti ir gulėti ir atgaudinėti savo kvapą. Man turbūt psichologiškai atrodo, kad mano negerai, mano širdis ne tame ritme, aš turiu tiesiog ramiai ją pristabdyti, prislopinti po didelio kažkokio bėgimo. Tai pirmyn atgal vaikščiau, rankom mosikuoju, pirmyn atgal vaikštų, kad tik tai po truputį nužemėčiau. Nes man atrodo, jeigu aš jausiu, kad širdis mano gerkliai, tai man bus arba bloga, arba ta širdis sustos. Tai nežinau, kažkaip man jau nuo senai, nuo sportavimo psichologiškai, aš negaliu niekada tiesiog sustoti. Net ir po ilgo bėgimo, aš tiesiog po to toliau bėgu, bet labai lėtai. Na, žodžiu, tai tokios įžvalgos mano apie kiekvieną pratimą. Kaip ir sakiau, mėlyje, jeigu turite jūs kažkokių kitokių klausimų, arba norite kažkokių idėjų, arba norite dar kažkokį man video nufilmuoti jums ir papasakoti apie Hyrox, rašykite komentaruose žemiau. Tai mano bendroje visumoje aš tiesiog norėjau išbandyti save, pasižiūrėti, kaip mano kūnas jaučiasi po ilgos pertraukos, vėlgi mano antram sūneliui 10 mėnesių, tai po ilgos pertraukos tokio labai intensyvaus sporto. Ir ką galiu pasakyti, mano raumenys buvo viskas gerai, bet mano koja, kuri apturėjo operaciją, wow, 3-4 dienas šlubavau ir skaudėjo, o pačią pirmą naktį po varžybų man jį degė ir pulsavo tas skausmas net. Tai tikrai nemalonus jausmas, bet žinojau, kad praeis, žinojau, kad čia ne kažkokia injury, ne kažko baisaus nesu savo tikrai pasidarius, nes aš jau buvau tokį skausmą pajautus po ilgesnių distancijų arba didesnės apkrovos po operacijos. Tai aš kažko panašaus ir tikėjausi. Bet apart to visas kūnas labai puikiai jautėsi. Tai tikrai nėra taip, kad skauda klubus ar ten skauda kažkokius raumenis ar kažką ten po pusės maratono bėgimo ar maratono. Tai tikrai ne. Tai vėlgi sakau, nusistatykite taip, kad Hyrox bus jūsų tiesiog ilga grupinė treniruotė. Aš tikėjausi išbėgti, nes aš žinau, viena mergina pažįstama buvo pasidarius Hyrox per 1 minutę 19. Ir galvoju, čia aš apskaičiavau, jeigu bėgčiau per 5 minutės kilometrą, 40 minučių ir ant kiekvienos rungties apie 5 minutės užtrukčiau, tai jau būtų valanda 20. Ir galvoju, kaip čia dabar daryti, kaip čia dabar reiktų nušlifuoti, valanda 20 jau tame, o paskui dar boksojant, tai galvoju, gal 1.5 valandą ten reikės iš viso viską daryti. Bet galvoju, jeigu pasistengčiau, gal padaryčiau geriau negu valandą 20. Tai aš save labai nustebinau savo laiku. Valanda 12 ir 13 plus 2 minutės baudos už tai, kad aš įbėgau, kaip yra, tarkim, bėgi ratu, vieną ratą prabėgi, yra in čia vartai, o čia yra out vartai. Antrą kartą bėgi, reikia per šitos in įeiti, o aš bėgau toliau ir įėjau pro in vartus. Ir tada prieš eismą bėgau per in vartus į savo rungtį. Tai realiai aš jau pusę minutės maždaug pralošiau bėgdama papildomai ir dar plus gavau 2 minutės baudos. Tai mano laikas dar galėjo būti geresnis. Ir dabar, kaip ir sakau, kai jau pasibaigė ir vėl tas azartas toksai. Ir vėl kodėl žmonės eina dalyvauti, nes jie nori savo rezultatą visada pagerinti. Na, be kita ko, aš jau daug taukščiu. Hyrox informacijos, tikiuosi, jums padėjo. Jeigu turite klausimų, klauskit. Sėkmės, pavarysit, geros dienos ir ate.